Ganytojo žinia. Sveiki, brangus klausytojai. Šiandien noriu kalbėti apie maldą. Ir apie maldą protu. Paskaitysiu iš Jonos knygos 1 skyriaus 12-16 eilutes. Jūreiviai yrėsi iš visų jėgų, stengdamiesi grįžti į sausumą, bet nepajėgė, nes jūra vis labiau ir labiau šėlo. Tad jie šaukėsi viešpaties. Viešpatie, prašome, maldaujame, neleisti mums žūti dėl šio vyro gyvybės. Nelaikyk mūsų kaltais už nekalto kraujo praliejimą, nes kaip tu, viešpatie, norėjai, taip ir padarėjai. Tuomet jie paėmė Joną ir įmetė jį į jūrą. Ir jūra liovėsi šėlusi. Apimti didelės viešpaties baimės, vyrai aukojo viešpačiui aukas ir davė įžadus. Todėl, kad esame žmonės ir daug galvojame, dažnai ir meldžiamės protu. Ką reiškia mums melstis protu? Kai mes aiškiai suprantame, kad reikia Dievo valiai išsipildyti ir niekas nepadės, joks būdas nėra geras, tačiau yra vienintelis, neturint jokios kitos alternatyvos. Maldoje protu mūsų jausmai visiškai nesvarbu, mūsų pažadai, pasaulėžiūros, norai irgi nieko nereiškia. Laivu į Taršyšą krovinį ir keleivius plukdė jūreiviai ir atsidūrė būtent tokioje situacijoje, kurioje jie neturėjo jokio kitokio pasirinkimo, kaip tik melstis viešpačiui ir daryti tai, ką jiems sako racionalus protas. Situacija tikrai nebuvo normali, nes laivą užklupo tokia audra, kad jūrininkams tapo aišku, jie visi pražus. Jų maldos jiems žinomiems dievams nedavė jokio rezultato. Kad jie išsigelbėtų, jie jau išmetė krovinį ir tuomet laivo kapitonas triume aptiko miegantį Joną. Pasipiktino tokiu jo elgesiu ir tokia ramuma ir iš šio žydo pranašų sužinojo, kad jis bėga nuo savo dievo, nes jam nepatinka ta pavesta užduotis. Pats Jona šaltu protu kapitonui dar ir paaiškina, kad nėra kitos išeities, kaip tik jį išmesti už borto. Jūreiviai nors ir pagonys, tačiau vis dėlto žmonės yra padorūs. Jonas iš laivo nemetė, bet dar labiau yrėsi, dar labiau mėgino pasiekti krantą, o jūra dar daugiau šėlo. Štai mes ir turime maldą protu. Kai jau nebėra jokių alternatyvų išsigelbėti, kaip pats žydų pranašas sako, ką reikia daryti, kai jiems nepatinka tas žodis, nes tai užtraukia kraujo kaltę, jie meldžiasi. Viešpatie, prašome, maldaujame, neleiski mums pražūti dėl šio vyro gyvybės. Nelaikyk mūsų kaltais už nekalto kraujo praliejimą, nes kaip tu, viešpatie, norėjai, taip ir padarėjai. Kaip matome, atsakymas į maldą buvo labai greitas. Jūra nurimo, o jūreiviai pradėjo bijoti viešpatės, ėmė aukoti jam aukas ir netgi davė įžadus. Taigi, kas yra malda protu? Pirmiausia, tai nėra mistika ir kažkokia paslaptis. Protu meldžiasi net pagonys, nes juk nereikia prašyti viešpatie parodyk, ką mums daryti, viešpatie apreišk mums savo valią, viešpatie padėk mums suprasti, ko iš mūsų nori. Maldoje protu mums jau yra aišku, ką reikia daryti. Ir dažniausiai mes to nenorime daryti, nes mums nepatinka, nes mes bijome, nes mes tingime, nes mums gėda ir panašiai. Antra, malda protu tai, kada jauti ne žmonių, o Dievo baimę. Įsivaizduokime, kokia atsakomybė yra išmesti keleivį į šėlstančią jūrą. Dėl to kompanija gali pakliūti į teismą ir per visą savo gyvenimą neišsimokės už tokį elgesį. Asmeniškai, kaip su tokia kalte gyventi likusį gyvenimą, kada tu pražudai žmogų ir ne šiaip bet kokį, bet Dievo pranašą. Aš nesu to patyręs, tačiau man vienas misionierius pasakojo, kad Lenkijoje policijai kelių taisyklėms prasižengusiems kunigams, pastoriams ir misionieriams atleidžia kaltes. Jeigu policininkai nedrįsta bausti bažnyčios tarnų už jų pažeidimus, tai kaip jaustis šiems jūrininkams,
metant pranašą į šėlstančią jūrą. Vis dėlto jūrininkai jau pradėjo bijoti Dievo, kuris persekioja nuo misijos išsisukti mėginantį pranašą, kad ir jiems nekliūtų nuo viešpaties dėl Jonos kaltės. Trečia, jei meldiesi protu, tai protu ir daryk gyvenimo sprendimus. Dažnai būna, kad žmonės sulaukia atsakymo iš Dievo, tačiau gyvena, tarsi jiems tai būtų buvęs netyčinis sutapimas. Ten, kur protas ir malda, ten turi būti protas ir auka, taip pat protas ir naujas gyvenimo būdas. Biblijos istorijose apreikštas Dievas yra labai racionalus, nes viską, ką reikia žinoti, jis surašė į knygą. Todėl sakyti, neperskaičiau, nesupratau, nežinojau, yra kvailas pasiteisinimas. Kaip protu sprendi, kaip dirbti savo darbus, būti šeimoje, planuoti įvykius, taip protu ir vadovaukimės santykyje su Dievu. Patarlių knygoje labai plačiai ir vaizdingai prirašyta, kaip Dievas nemėgsta kvailių ir apsimetėlių. Todėl nebūkime tokie. Jeigu meldžiamės protu, tai protingai ir elkimės. Taigi, mums maldą reikia pradėti nuo proto. Žinok, kad esi šėlstančiame pasaulyje. Matyk, kad jame gyvendamas, vedamas savo troškimų, tikrai pražūsi. Ieškok atsakymų, klausyk Dievo žodžio ir žodžio tarnų ir gyvenk tikėjimu. Proto maldas Dievas atsako akivaizdžiais darbais. Su jumis buvo Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius Artūras Rulinskas. Iki.